Sveiki! Iš savo patirties matome, kad sėkminga atranka priklauso ne tik nuo atrankų konsultanto kompetencijos, bet ir nuo kliento požiūrio bei įsitraukimo. Todėl šiandien noriu pasidalinti 5 dalykais, kuriuos jūs kaip klientai galite daryti, kad atrankų patirtimis su atrankų agentūra džiaugtumėtės kuo labiau. Pirmasis dalykas – bendradarbiavimas. Atrankų agentūra nėra kandidatų gamykla ir tiekėjai. Iš tiesų, esame jūsų partneriai ir sėdime toje pačioje valtyje su tuo pačiu tikslu. Todėl atvirai komunikuokite, bendraukite ir nepalikite nieko tarp eilučių, bei kartu su atrankų konsultantu ieškokite sprendimo įvairiose situacijose. Antras dalykas. Padarykite namų darbus. Žinokite, ko ir kodėl ieškote. Kokios kompetencijos yra reikalingos bei kokios užduotis laukia jūsų naujai prisijungusio žmogaus. Gali būti, kad tam tikrai pozicijai reguliariai samdote ir puikiai suprantate, kaip atrodo kandidatų rinka. Todėl tikėtina, kelių tikslinių profilių pakaks, kad galėtumėte džiaugtis rezultatu. Kita vertus, jeigu samdote pirmą kartą tokiai pozicijai per kelis metus, ar tai yra apskritai nauja rolė jūsų organizacijoje, suprantama, kad reikės didesnio supratimo apie rinką ir ką jį gali pasiūlyti. Bet įvardinkite tą aiškiai atrankos pradžioje, tai leis konsultantui pasirinkti tinkamiausią atrankos strategiją. Trečias dalykas – jūsų laikas ir dėmesys atrankai. Šitoje vietoje norisi užtikrinti tiek jūsų laiko valdymą, tiek kandidato patirtį procese. Mes tą darome atrankos pradžioje rezervuodami keletą laikų jūsų kalendoriuje, kad įtraukus kandidatą į procesą netektų laukti savaitę ar ilgiau, kol pavyks rasti laiką su juo pasikalbėti. Na ir žinoma, kad išvengti kuriozinių situacijų, kuomet dirbame su degančia atranka, tačiau samdantysis vadovas išvyksta kelių savaičių atostogų ar į komandiruotę. Ketvirtas dalykas – komunikacija su atrankų konsultantu. Dažnas klientas galvoja, kad bendravimas e-mailu bus efektyviausias ir greičiausias būdas padaryti šią atranką. Kita vertus, mūsų patirtis rodo, kad bent 15 minučių kas savaitinis skambutis ir gyvas aptarimas tiek kandidatų procese, tiek kylančių iššūkių bus efektyviausias būdas, nes sutrumpins ne tik jūsų atrankos trukmę, bet taip pat ir saugos jūsų laiką. Nes kitu atveju galime atsidurti situacijoje, kuomet reikės jau gerokai gilesnio išsamesnio pokalbio apie sekančius atrankos žingsnius. Na ir paskutinis dalykas – leiskitės aplankomi. Šiame laikotarpyje, kuomet visi esame pripratę prie online bendravimo, mes esame gyvo bendravimo ambasadoriai ir advokatai, todėl pradedame atranką dažnu atveju, patys save pasikviečiame pas jūs į svečius, tam, kad kiek geriau pažintume tiek jūsų organizaciją, kaip ir kuo gyvenate, kokia atmosfera tvyro jūsų organizacijoje, bei kad šiek tiek pažintume jūs ir kaip žmogų. Ir tikrai nekalbu apie didelius asmeniškumus, bet net ir subtilūs dalykai atrankos procese konsultantui padės geriau įvertinti, ar žmogus atneš ne tik reikiamas kompetencijas, bet ir puikiai tiks prie jūsų komandos. Ačiū už dėmesį. Sklandžių atrankų.